Norėjau tarti visgi sveikinimą žodį trumpą, drūtą. Sveiki, mėly straipsnio autoriai. Mokslinės minties šventė – tai šansas. Šis šansas – tai galimybė pradėti mokslininko karjerą, publikuoti savo straipsnį. Džiugu realizuoti, kad šią galimybę jūs pasinaudojate ir štai, vos ką tik mąstę ar rašyti mokslinį straipsnį, dar su jauduliu klausdami manęs, ar straipsnis bus publikuojamas. Ir ar jame viskas gerai, jau žengėte pirmuosius, o kai kurie antruosius, kai kurie trečiuosius ir ketvirtuosius žingsnelius ilgame mokslininko kelyje. Galbūt ne visi tapsite mokslininkais, tačiau drįstu teigti, kad įgyta patirtis, bendradarbiavimas su mokslinės sekcijos vadovu, pačios mokslinės minties materializavimasis – tai progreso ir veiklos sinonimai. Gerbiami straipsnių autoriai, noriu jūs patikinti, kad mokslinės minties šventės leidinys oficialus. Jūsų publikuojami straipsniai – tai mokslinės publikacijos, kurias pripažįsta mūsų ir kiti universitetai. Jūs, pradedantieji mokslininkai, kurie su malonumu straipsnių publikavimo faktą gali tvirtinti savo gyvenimo prašymę. Nenoriu būti banalus, tačiau visgi turiu paminėti, kad kiekviena iš jūsų laukia dovanos, kurios bus įteikinėjamos socialinio vakaro metu, kuris vyks jau šiandieną, 19 val. Viešbutyje restorane Neringa. Todėl labai prašyčiau jūsų dalyvauti, nepamiršti geros nuotaikos ir gero ūpo. Gerbiami straipsnių autoriai, nuoširdžiai noriu jums padėkoti už jūsų pastangas ir triūsą, už tai, kad jūs veikiate ir inicijuojate, už tai, kad plėtojate mokslinę mintį. Didžiausios sėkmės konferencijoje. Iki susitikimo kitais metais. Ačiū.